Visas pasaulis po tavo kojom, o tavo pareiga saugot rytojų. Mano saujoj dūzgia bitės. Lietuvos katalikų bažnyčios kronika. Sunkus laikai atėjo Lietuvai. Užduota tikėti, eiti į bažnyčią, krikštyti vaikus, švęsti religines šventes, uždrausti vienuolynai. Negalime mes pasiduoti. Ir nesvarbu, kas mums įvesi kalėjimas ir persekiojimai. Turim pasakoti pasauliui apie prievartą prieš Lietuvos žmonės, prieš katalikus, nors taip paskatinsim lietuvių patriotiškumą, dvasių, vertybių tobulėjimą. Nepamirškim Lietuvos istorijos ir nepasiduokim okupacijai. Gerai, kad yra skaitančių. Mylinti laisvę ir mokslo tauta, ar skaitei okupantų, komjaunimo tiesa? Romas Kalanta paskelbta psichinių ligonių, bet laisvas paukštis jau skrido. Taip. Šiandien mes visi susirinkome sukurti naują organizaciją gamtosaugą. Mūsų bendras tikslas – išsaugoti Lietuvą kaip valstybę. Mūsų bendras tikslas – išsaugoti Lietuvos gamtą. Ir vėl tie kvietimai spalvai. Mašina susimoka baudas, piratus užrakina ir sugas diržus. Per metu per petį vidury naktis policija pamatė mano pašto dėžutę, tarsi minų po karo, pilna piktų laiškų. Neužsidaro priminimai ir skolos įvairiausio spektro, sąskaitos už vandenį, dujas ir elektrą. Nerūkau kur noriu. Nieko netrūksta, kai vienam suole sėdi tu. Aš vėl namų darbų nepadaręs, nosį krapštau tušinuku. Na kaip sunku man tau prisipažinti, kad šią naktį ir vėl mačiau tave sapne. Prašau suteik man nors mažiausią viltį, susitik šį vakar kino teatre. Žiūriu pro langą ir visai man nerūpi, kas vyksta algebros pamokoje. Neįsiu šiandien atsakinėti, lai rašo dvejetą žurnale. Man tai skaudu, jei tu manęs nemyli, o gal myli, bet nenori sakyti.